Sveiki, daug neužinant burnos, nes sėdite prie stalų, mes skelbėme antrąją reido trilogijos dalį. Važiuojam. Vieną penktadienį gavus informaciją apie 11 val. Ryto Klaipėdos rajone Dovilose operatyviai buvo sustabdytas automobilis Audi, lėkęs per gyvenvietę su jungtų mėlynos spalvos švyturėliu. Pareigūnams iš karto kilo įtarimas, kad Audi vairuotojas yra girtas. Ir tikrai vairuotojas buvo girtas. Labą dieną, mielas ponė. Būsiu įkyrus. Ką reiškia tas mėlynas švyturėlis ant jūsų automobilio stogo? Aš esu apsaugos darbuotojas, aš teisę važiuoti į darbą skubant. Bet aš važiavau ne į darbą. Aha, bet švyturėlis veikia pas jūs? Veikia. Kodėl? Aš galvoju, kad greičiau davažiuosiu iki darbą. Supratau. Dideli kamščiai, Dovilų kely. O kur jūs važiavot? Aš turiu sodybą, aš gyvenu Klaipėdoje, bet turiu sodybą Doviluose. Važiavau paštelių pašerti. Žasytės, santytės, ant pas mane. Žasytės, santytės? Aha, supratau. Galvoju, greit pašersiu, grįšiu, nes man nuo 2 darbas. Nuo 2 darbas? Nuo 2 darbas. Tai jeigu nuo 2 darbas, ar mes būtumėme įsiblaivę iki 2, sakykite? Dabar yra 11 val. Ryto. Ir jūs įpūtėte? Dabar 11. Vienas, palaukit. 1,2 atrodo, 1,3. Ne, 1,30. 1,30. Lengvas girtumas, tačiau. Lengvas. Mes būtumėm neįsiblaivę iki 2. Taigi piliečio Gedimino laukia 1,5 tūkstančio litų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą metams 1,5. Švyturėlis bus konfiskuotas dar pridėjus 100-200 litų baudą. Gediminas žinomas Klaipėdos rajono kelių chuliganas. Prieš 10 metų, 2004 metais sulaikytas vairuojantis girtas, prieš 8 metus pagautas važiuojantis girtas, po to tais pačiais metais pagautas girtas vairuojantis be vairuotojo pažymėjimo, tų pačių metų rugpjūčio 20 dieną netoli tos vietos, kur dabar sulaikytas, padarė avariją būdamas girtas, per kurią buvo sužeisti žmonės. Na, Gediminai, pasakyk, ar nesi gatvių chuliganizmo veteranas? Ką čia gąsdinti su šito dabar? Kas čia toks? Relikija, žmonos relikija. Supratau. Tai kada laidą žiūrėsi dabar apie save, Gediminai? Sakykit, aš nežinau. Antradienį 20 valandų 20 minučių. Aha. Spalio 17 gal? Tiks? Ne, kaip jums išeina, ponas? Ne, ar jums tiks, aš klausiu. Ar tiksliai? Jūs žiūrovas esat. Jūs žiūrovas, o mes žiūrovų pageidavimus, žinot, stengiamės išpildyti. Užsirašysit, Gediminai. Tas bus kelintą valandą, ponas? 20. Jūsų mašina iškeliauja. Gerai, pasakysiu žmonai. Per kelių palikau kažkur. Sužinosit, jeigu ką. Ir šiandien darbą eisit? Jo. Būtinai. Būtinai, darbą kaip šventė. O tai vakar ką gerit? Su policininkais gerit? Ai, vakar policijos diena, bet be policininko. Be policininko gerit? Nei vieno nebuvo policininko prie stalo? Na, aš negaliu pasakyti, Gal ir buvo? Gal. Gerit, su policininku. Kokiais 2007 metais jis aprimo ir 3 kartus baustas tik kaip pėsčiasis. Tad jūs, Gediminai, pamastykite apie savo gyvenimą, o mes krausimės į reklamą. Aišku, jeigu jūs nieko prieš. Supratau, šmaikštolį, Gediminai. Važiuojam į darbo vietą. Važiuojam, kur? Į mano kaimą. Žazyną aš turiu. Komisariatą. Čia jau blogiau. Gerai. Nu, tai gero kelio, Gediminai. Ačiū, ponas. Ačiū jums. Laimingai. Tai jums laimingai. Gaudykit tokius banditus kaip aš. Va, tokius banditus ir gaudysimės kaip jūs. Blogiausias žmogus, tai Lietuvoje. Nu, ne pas blogiausias, aišku. Pas blogiausias. Pirmas žmogus rugsėjo spalio mėnesį, kur man per kamerą netrenkė girtas. Esat pirmas. Labai geras žmogus esat. Ką aš turiu trankinęs žmogus? Nu, žinot, visokių dabar būna. Aš negaliu parduotuvėje, jeigu vagia net ir narkomanas ar ką, aš neturiu teisės mušti. Aš turiu jam pasakyti, nedaryk tai. Nedaryk taip, negalima. Jo, šandi komandį. Jo. Prašom, pa. Gerai, ačiū. Laimingai, panašiai. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Gediminai. Ade. Po pietų Klaipėdos kelių policijos biuro ekipažai persikraustė į Klaipėdos rajoną. Kelyje Vėžaičiai Plungė pirmas įkliuvo dviratininkas, kurio organizme rastas lengvas girtumas. Antras girtas pilietis važiavo link Plungės iš Pirties. Tuo metu nuo Plungės atvažiavo automobilis Opel Vectra. Pareigūnai pastebėjo, kad jo vairuotojas automobilyje buvęs vienas mikliai persėdo ant galinės sėdynės ir užspaudė duris iš vidaus. Į pareigūnų reikalavimus atidaryti duris, pateikti dokumentus nereagavo, jos iškoneveikė necenzūriniais žodžiais, girdint pašaliniams asmenims. Į automobilį buvo pripurkšta ašarinių dujų, išdaužtas keleivių pusės durelių stiklas ir nepaklusnus pilietis ištrauktas iš mašinos lauk. Kalbėk, brolau, pasisakyk. O tu ką?
Aš tai paieškosiu tiesiog. Ale, jau ieškai manęs. Nebijok, ne už mus, ne prieš jiems. Jau ieškai manęs. Jau ieškai. O ką tu veiki dabar čia? Ir mašinas mano. Apžiūrinėjom, nuveždami tą. Ką mums pargrams? Iškrito. Oi, tu savo, ant kojos iškrito. Nu nesikeik, vėl norėsiu susikeik. Bet girdi, Nu, jo. apūsi? Kur? Atsisakai? Tam štais, stupinė. Pasimatysim. Nu, toliau nori. Nu, Savo žodžius. O dabar tavo pasikartuoji. Gražiai, taip. Nusuks. Nu, būk geras, sėsk. Rankas gal atkinsit. Pabėgti iš mašinos. Atrakinsim, kada atliksim visas procedūras. Nu, Mokys visas. nu, kel. Tai rakint šiaip ant priekio rankas. Atsisės, būk geras, sėsk. Kokio tikslo? Niekada nerakina. O tikrai? Niekada. Paskambink Lukui. Tai Lukas tau gal rakina, atvykti pareigūnai ne vien nerakina. 24 metų Vižaitiškiui Mariui Klaipėdos rajono policijos komisariate bus nustatytas 1,53 promilės girtumas. Jam surašyti protokolai už vairavimą išgėrus ir pasipriešinimą policijai. Abu sprendimai dėl šių nusižengimų bus priimti teisme, o automobilis pašalintas iš viešojo eismo, už tamsintus ciklus anuliuota jo techninė apžiūra. Vieną trečiadienį Klaipėdos rajono policija gavo pranešimą, kad Kretingalės parduotuvėje apsilankė girtas kaip dūmas pilietis, bei nusipirkęs butelį degtinės, keksiukų ir konservų dėžutę, ketina išvažiuoti iš parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelės. Per radio ryšį tai išgirdo kabinete buvęs Kretingalės apylinkės inspektorius, išbėgęs iš seniūnijos pastato, kuriame yra jo darbo kabinetas. Inspektorius pamatė, kad iš aikštelės išvažiuoja ir link Klaipėdos pasuko automobilis Volkswagen Passat, apie kurio vairuotoją ir buvo pranešta, kad jis vairuoja neblaivus. Labą dieną. Įkvėpuo. Pučiam. Stipriau. Labą dieną. Mes pažįstami? 1,97 pons. Jūsų rezultatas. 1,99. Pons bėgot nuo savų, ar kaip čia buvo dabar? Stabdamas. Olia, kad pavairavot jūs čia? Jūs kol kas nekalba to aš. Blokuota mašina buvo. Jo, man čia aš jau užblokavau, va kaip tas čipas stovi toj viet, o jis atbulinė pavarą apvažiavo mane ir bandė įsukti savo kiemą. Į savo kiemą. O kur jis stabdomas buvo? Ties parduotuvės, Klaipėdos gatvėje. Tai visi važiavimo faktai, viskas yra. Jo, su švyturėliais, užgarsinėm sirenom. Ir čia jo vat yra pavažiavimas, jo pavažiavimas. Buvo atbulinė pavarą, išvažiavo į priešingą eismę ir mane aplenkęs, bandė važiuoti savo kiemą. Čia jisai gyvena. Šičia, va čia. Supratau. Jau persekiau ir įvyko. Kas įvyko? Pavytas Jūros gatvėje Volkswagen Passat vairuotojas įjungė atbulinę pavarą, vėl išvažiavo ant kelio ir per kairę pusę bandęs aplenkti policijos automobilį, staigiai pasuko į savo namo kiemą, tačiau užkliuvo už policijos visureigio bamperio. Supratęs, kad įkliuvo, vairuotojas staigiai atsidarė butelį degtinės ir godžiai gurkštelėjo skysčio. Pasirodo, kad automobilio Volkswagen Passat vairuotojas tai 69 metų kretingališkis Vytautas, sovietmečiu dirbęs milicijoje ir buvęs Kretingalės apylinkės inspektoriumi. Nepriklausomybės metais dirbęs Klaipėdos rajono policijos komisariato budinčioje dalyje. Dabar vidaus reikalų sistemos pensininkas. Piliečiui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,97 promilės alkoholio. Jis ant dokumentų pasirašė atsisakė, jam sėdint pareigūno automobilėje Nissan ant galinės sėdynės kažkas pasivaideno, tai puolė smaugti pareigūnas sėdėjusi priekinėje keleivių sėdynėje ir pilčiusi dokumentus. Po šio akibrokšto neramus pilietis buvo pasodintas į to pačio automobilio skyrių nuo salono atitverto plastikiniu langu. Ir kita istorija labai girta. Labai. Policijai buvo paskambinta ir pranešta, kad iš Kalnupės gatvės į Minijos gatvę pasuko visiškai girtas automobilio Renault vairuotojas. Jis nuvažiavo gal porą šimtų metrų ir buvo sustabdytas policijos patruliu. Na, ponulis buvo labai girtas. 2,90 promilės alkoholio. Kiek pučiam, tiek ir vėjus šnekam. Labą dieną. Norėjau pažiūrėti žmogų, kuris apie 3 promilės pučia vidury dienos. Ką pamatai? Nu, pamačiau. Labai gerai. O jūs, atsiprašau, vairuotojo pažymėjimą dėl ko esat praradęs? Toks nekuklus klausimas bus. Ai, dėl to, kad aš tai nepasakysiu, pasitrauk. Sėskit. Dėl ko? Ką? Dėl to pačio? Ne dėl to pačio. Tai vairuotojo pažymėjimas šiaip yra atimamas už girtumą, suprantu. Pastaviu gal ir atėmė. Ne, nu supratau aš jūs.
Spalva graži sportbačių. O dabar šiaip važiavot ir sustabdė. Nu tai taip sakau, ką aš nieko nesakau. 2,90 man 3 valandą dienos, 2,90, nu. Aš niekur nevažiavau, aš norėjau dujų pripilti. Ai, dujų pripilt? Šį čia sankryžą, va čia stovėdamas. Čia dujovežis turėjo atvažiuoti? Ne, aš pamačiau, kad mane jau pradėjo. Aš čia atvažiavau. Все? Ai, bet atvažiavote, taip? Все тебе понятно. Все понятно. Pinigų turim, baudom, viskas tvarkoj. Ačiū Jums, ponas, gražiai pašnekėjom. Gero Jums gyvenimo. Iki. Dar kažką norėt pasakyti, atsiprašau? Ką? Kažką norėt pasakyti? Nespalvok, sankryžas nebuvo. Nesupratau, kaip sakėt? Sankryžą nutai spalvok. Sankryžą nuo... Iš manęs pavok sankryžą? Nu tai jo, nespėsiu ten atgal bėgioti. 2,90 ir ką mes šnekam? Nu, Nu tai aš sakau, kad aš ne. tai va. Gerai. Kaip sekas? Abelį, tu Ir viskas? čia nori man. Ne. Kokio velnio jūs galite filmuoti mane? Ką? Girdi, pastrauk. Patrauk tą kamerą. Aš žinau pats, kada išjungti. Čikauskį išjung kamerą. Dabar žiūrėkit, aš Jūsų net nekalbinu, Jūs neatsikišat, tai mano darbas, supratot? Kitas girtas incidentas įvyko šeštadienį Debrecino gatvėje. Neblaivus automobilio Citroen C5 vairuotojas dėl savo sukeltos avarijos buvo nekalbus. Prašau, paaiškinimą. Ir norės paaiškinimą duoti. Vygardai. Vygardai, paaiškinimą norė. Nebereikia, ne? Aš nekliūdė. Ne. Va tą mašiną, Citroeno. Citroen C5. Už tai reikalus bandė patvarkyti advokatas, kuris ko gero bus ėmęs ir nemažai. Atsiprašau, aš žinau pats, kada išjungti. Čikauskį išjung kamerą. Dabar žiūrėkit, aš Jūsų net nekalbinu, Jūs neatsikišat, tai mano darbas, supratot? Čia mūsų pokalbį pertraukė dama su kamelijomis. А не ночь нарик порūkyti. Čia narika, pareigūniai siūlot parūkyti, nu čia dabar. Как бы žinau. Niekas neturi pinigų, sakė. Aš tau galiu pridėti. Aš pati turiu žiptarėlį. Jo, aš valgyti noriu, jūs nepagalvojat, kad aš badu atvesti. 11 gausi invalidumą. Ne 10? Senelį. Ne 10? Aš gaunu 11. Na, vat jaunuolis atsiradus. Jaunuolis. Klausyk, nu nefilmuok, nu ką? Nu tai ko tu tada kišiesi? Žmogau, būtum nesikišęs, būtų ir... Atraukinai, gal viską filmuoti. Taip, man nepatinka, kada mano mėsą girtuokliai važinėja. Nepatinka, taip. Nepatinka. Visiškai. Šis pilietis reiškėsis eterėje visai neklausęs bus išvežtas į policijos komisariatą, kuriam bus surašytas protokolas už šlaistymas į viešoje vietoje, kai esi neblaivus. Plaukai kaip pas mane, o geri daugiau už mane. Ne, tu matai, sakai, kaip nuciruosi. Taigi tokia šalutinė istorija. O dabar aiškinamės tai, kas rūpi reidui – eismas. Taigi, kas galiausiai nutiko tame Debrecino gatvės kieme? Neblaivus Citroen vairuotojas atsitrenkė į Nissan Almera ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Man atsakyk į vieną klausimą. Nuo avarijos vietos pavažiavai 80 metrų. O kodėl toliau neišvažiavai Debrecino gatvę? Kodėl sustojai šį čia? Gali atsakyti? Ką? Kur buvo patogiausias automobilis? A, bet jūs nesiruošėte? Kad eismui nemaišytų. Aha, kad eismui netrukdytų. Eismui, taip. Nu taip, bet jūsų mašina važiuojanti, viskas tvarkoja, kai galėtų nuvažiuoti ir nieks galbūt jūsų nepagavęs būtų ar kaip. Sakau, važiavau tik tais dėl to, kad eismui netrukdytų. Kad eismui netrukdytų. Taip. Supratau. Ačiū. Įvykį matė žmogus iš 5 aukščio, netrukus atvažiavo policija, ką reikia sulaikė, ką reikia išmatavo, kieno reikia to mašiną areštavo ir galiausiai paskutinį žodį tars teismas. Šio incidento promilės 2,21. Tai vidutinis girtumo laipsnis, štai dėl tokių girtuoklysčių vairuojant yra rengiami prevenciniai kelių policijos reidai.
Tuo metu buvo sustabdytas automobilis Volkswagen Charan, kurio vairuotojai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,78 promilės alkoholio. Vairuotojas Saulius pats vėliau teigs, kad jau kartą filmavosi mūsų laidoje. Mes to nežinojome, nuėjome šalin, kad ramiai su pareigūnu pakalbėtų. Ir čia prasidėjo. Jis išsikvietė blaivą žmoną, kad jį parvairuotų mašiną. Tačiau paaiškėjus, kad dainininkas Saulius vairuotojo pažymėjimą yra pragėręs dar prieš 9 metus, po to nesistengė jo atgauti, kursų nelankė, svarbus asmeninis dokumentas jam pasirodė nereikalingas, kaip neįkliuvo į policijos nasrus iki šiol lieka neaišku. Pilietis pasiuto, kai jam buvo paaiškinta, kad dabar jo automobilis bus uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę iki teismo sprendimo. Vairuotojas pareiškė, kad policininkai neišmano įstatymų. Kokio velnio jūs galite filmuoti mane? Ką? Girdi, pastrauk. Patrauk tą kamerą. Policininkai su tuo nesutiko. Tokie dalykai nepatiko ne tik Sauliui, bet ir jo blaivai žmonai. Jie abu filmavo policininkų veiksmus bei atliekamas procedūras. Tačiau kažkuria akimirka buvo peržengta padarių diskusijų riba ir surakinus rankas už nugaros, jam buvo pasiūlyta pailsėti policijos BMW automobilyje ant galinės sėdynės. Vitalija, filmuok! Vitalija, filmuok! Neramus pilietis buvo nuvežtas į policijos komisariatą, kur jam buvo surašytas dar vienas protokolas už pasipriešimą policijos pareigūnams, o automobilis Volkswagen Charan iki teismo sprendimo išvežtas į automobilių saugomo aikštelę. Reido metu buvo patikrinti 136 automobiliai. 3 piliečiai savo organizme turėjo leistiną normą alkoholio. Vienintelio girto vairuotojo istoriją jūs jau žinote, dar 2 piliečiai vairavo automobilius neturėdami vairuotojo pažymėjimo. Laidą pradėsime nuo reido reporterių vaizdelio. Rugsėjo 1 diena, 13 valanda. Dovilų miestelio centras prie parduotuvės žmonės bando perspėti vairuotoją, kad jis niekur nevažiuotų. Alekas jam dėjo atbulas ir nurūko. Tik nelabai toli. Už kokio kilometro girto piliečio mašiną blokavo policijos pareigūnai. Iš pradžių pilietis pareiškė, ką galvoja apie tos, kurie bandė sudrausminti prie parduotuvės ir netgi pasiūlė patenkinti jį lytiškai. Kaip sekas? Abelį, tu. Ir viskas? Čiuot nori, man. Ne. Nu, negaus, nes tau per mažu bornu. Netyk nesąmonė, kaip štuk nesąmonė. Čia reido reporterio darbelius nutrauksime, nes įvykio vietoje pasirodo tikras reidas. Na, ką, Richardai, papasakosite? Labą dieną. Labą dieną. Švaks esat, matau. Tai. Ne. Tai čia kaskai. Ką? Tu nori. Aš noriu, kad Lietuvoje blaivus vairuotojai važinėtų. Kaip sakot? Kad Lietuvoje blaivus vairuotojai važinėtų. Tik tiek noriu. Sutinku su jumis puikiai. Aš važiavau. Taip. Kur? Iš kur? O ką jūs darėt? Aš sėdžiu savo mašiną. Sėdė, šį čia avarinis įjungęs ir jums gerai. Taip, taip. Ir jūs iš dangaus nukritot. Ne. Iš vakaro aš čia Sėdit. esu. Taip. Papasakok, žinot savo pasakas kam? Nu, manis gerai. Net nesiruošiu. Ponas Ričardai, protokolą jums. Batavičius. Tai ponas Ričardai Batavičius, jums surašytas protokolas apie tai, kad 14 metų 9 mėnesio 1 dieną 13:35 minutės Klaipėdos rajone Dovilų seniūnijoje Kulių kaimo ribose kelyje Dovilai Garždai vairavote automobilį būdamas neblaivus. Policijos pareigūnui pareikalavus, vyriausybės nustatyta tvarka, nesileidote tikrintis, ar nesate neblaivus. Mes surašėme Kaip jūs jums tokį sakėt, protokolą. kas vairavo automobilį? Ar jūs sutinkate su surašytu Ne. protokolu? Ne. Nesutinkat? Ar rašysit paaiškinimą? Ne. Nerašysit. Nuo paaiškinimo atsisakot. Ar protokole pasirašysit? Ne. Ne. Tada mes visą tą reikalą užfiksuosim. Jūs nedėkit ant mano automobilio. Jūs ant savo pasidėkit. Gerai? Gamtos? Aš paprašysiu jūsų kompensacijos. Gerai, gerai. Čia rytoj. Nieko prieš aš va taip stoviu, tai jūs nieko prieš, kad aš taip stoviu. Taip jūs iš vietoj. Viešo vietų. Taip. Jūs turite Tai pilną. dabar jūs žinokit, ištrauks ir nuveš, man atrodo, žinokit, į ketvergius. Gali būti. O ten galėsit irgi sėdėti. Ten tai paprastai neišeisit. Nėra problemų. Esat žinomas visuomenės veikėjas. Šiaip aš Lietuvos Respublikos pilietis. Kadangi žodžio Respublika neištarė, tai aš manau, kad pas jūs turėtų rasti. Respublikos. Tai manau, kad turėtų rasti Lietuvos vidutinį girtumo LR. laipsnį. Nu ką, Richardai, sėkmės tau? Po 4 metų. Po 4 metų vėl sutiksim kelyje, taip? Sėkmės. O tu užsimokėjai baudą. Už ką? Greitai viršės buvai. Susimokėjau. Šaunuolis. Iš kur jūs žinot, kad aš greitai viršės buvau? Jūs prieinat prie duomenų bazės? Karėdą matau. Supratau. Su motociklu šuovė. Su motociklu? A, gal ne. Tai ką, sėkmės, Richardai, tau. Ačiū. Reikės dabar. Tvirtybės savo. 4000 litų. Nereikės. Mašinos šitos neteksi. Netikiu.
Pilietis labai gerai žinomas Klaipėdos rajono policijos pareigūnams vairuojantis girtas jau įkliuvęs ne kartą ir ne du. Dabar atsisakė tikrintis girtumą. Na ir kas? Tai bausmė ta pati kaip už sunkų girtumą. Ir mašinos konfiskuojamos, ir pinigų daug reikia, ne 1 000. Ir reputacija nuo tokių dalykų tik rieda dugnan. Jo biografijos dėmės neišsiplauna. Eik, Baikit. Gerai. Jisai gali pateikti pretenziją, jeigu aš ką nors... Ne. Kuo kaip čia pretenzija? Richard. Šiandien viskas, na, o kitą antradienį, jau kitais metais pamatysite paskutinėje Reido trilogijos dalį. Ne, tu savo naglumą ieškai. Ne, ar aš čia naglas dabar esu? Tu, taip. Palaukit, aš čia girtas važinėjau. Aš nerendu. O aš lendu. 2-3-1. 2-3-1. Vidutinis girtumo laipsnis. Tave, taip kaip šaumen. Aš tave suint patrauksiu atsakomybę, taip kaip autorių tos laidos. Taip. Antras dalykas, aš padusiu Baltikum televizijai, blemba teismą, dėl to, kad... Visų pirma, jūs į teismą eisite, už girtą avariją.